Turime surasti klouną monstrą po ledu. Ištraukime jį. O ne, kas čia per daiktas? Tai tikra pabaisa. Sveiki, mano mėly žiūrovai ir mano mėgstamiausi prenumeratoriai. Šiuo metu esame užšalusiame tyrlaukyje. Po mano kojomis yra grynas ledas. Būti čia yra labai pavojinga. Pažiūrėkite, nes dabar mes stovime ant gryno ledo. Iš po ledo veržiasi vanduo ir mes bet kurią akimirką galime įkristi. Bet mes vis tiek atėjome čia, nes vietiniai gyventojai man pasakojo, kad jie matė maniaką, žudiką, vaikiną, kuris atrodo kaip klounas ir jis medžioja vaikus. Šiuo metu mes esame čia tam, kad ištirtume, ar tai tiesa ar netiesa. Ar galime rasti ką nors įtartino ir baisaus prie šio apleisto užšalusio ežero? Neseniai prisijungiau prie nevykėlių klubo, o pastaruoju metu jie kažkur čia ieškojo vaikino panašaus į klouną. Ir iš tikrųjų, Alekso draugai taip pat galbūt yra to monstro, to žmogaus aukos. Čia netoliese dingsta daug vaikų. Taigi įjungiu savo metalo detektorių ir pradėkime tyrimą. Jeigu galėsime rasti ką nors, kas susijęs su žudiku, su maniaku, arba su kažkokiu monstru, kuris atrodo kaip klounas? Taip, klounas. Taip, tai šiek tiek keista, bet girdėjau, kad daug žmonių bijo klounų. Tai tarsi klaunofobija, kažkas tokio, kai bijai klounų. Todėl daugelis maniakų, žudikų ir žmogžudžių naudoja tokį įvaizdį, kad išgąsdintų žmonės, kaip tavo draugai, kurie galbūt jau dingo. Ei, bet aš gavau signalą. Asmeniškai aš netikiu, kad visi šie Alekso draugų ar visų vietinių gyventojų dingimai yra susiję su pabaisa klounu ar žudiku. Bet pažiūrėk į vietą, kur mano metalo detektorius rodė signalus. Matome sudaužyto ledo gabalus ir tai šiek tiek keista. Ir aš matau kažką panašaus į raudonas dėmes po ledu. Raudonos dėmės? Taip, daug raudonų dėmių. Tai šiek tiek šiurpu. Vis dar nesuprantu, kas tai yra. Matai kažką balto, kažką juodo ir tas raudonas dėmes. Bet kokiu atveju, tai galėtų būti mūsų užuomina tyrimui. Pažiūrėkime, ar tai tiesa, ar melas. Pralaužkime ledą ir pažiūrėkime, kas ten yra. Taip, vanduo išteka iš ledo ir galbūt dabar galime tai matyti aiškiau. Gerai, pabandykime taip jį pralaužti. Gerai, dabar ledas pralaužtas ir galime pamatyti, kokios paslaptys slypi po ledu. Kaip visa tai susijęs su bepročiu klounu žudiku ir ar tai tiesa, ar melas, ši raudona kruvina dėmė. O Dieve, tai kaip, o Dieve, vaikinai, oho, tai atrodo kaip kruvinų dėmių ranka ar kažkas panašaus, o Dieve. Kas per velnias? O, bijau dėl savo draugų. O kas, jei tai jų rankos atspaudas? Galbūt, nežinau, leis man ištraukti tą daiktą. O, pažiūrėk, ta pusė visiškai sugadinta. Jame daug raudonų kruvinų dėmių. Taip, laikyk taip. Lyg kažkas bandė pabėgti, bet jam nepavyko. Sveiki atvykę į Derį. Deris? Kas yra Deris? Deris yra miestas, kuriame yra mano klubas ir kuriame buvo pastebėtas tas beprotis klounas. Tai kažkaip susijęs su klounu žudiku, su pabaisa klounu. Jis gyveno Deryje. Taip. Vadinasi, mes esame tinkamoje vietoje. O Dieve, ir tu nori pasakyti, kad tas žudikas gali būti kažkur netoliese? Sakoma, kad šis klounas turi labai aštrius dantis ir ši dalis buvo taip nukąsta. O Dieve, klounas turi aštrius dantis? Kaip pabaisa. Šis klounas nėra žmogus. Tai pabaisa, tai padaras. Ne. Buvau pasamdytas čia tirti klouno žudiko, maniako bylą.
Bet jūs man pasakojate apie pabaisą? Taip, ši būtybė žudo žmonės. Vis dar sunku tuo patikėti. Mano draugė, tu pasakoji pasakas. Nežinau, ar tai tiesa ar melas, bet tai skamba keistai. Kaip pasaka, supranti? Tai pirmoji užuomina, kad esame teisingame kelyje. Taip, tu teisus. Tai atrodo šiurpokai, tai atrodo keistai. Bet kokiu atveju turime tęsti savo tyrimą. Ir prašau, Aleksai, nusiramink. Mes ieškome žudiko arba pabaisos. Aš vis dar nežinau. Taigi, vaikinai, bet kokiu atveju judėkime toliau. Galbūt mes ieškome tos pabaisos, apie kurią kalba Aleksas. Arba gal kažkur buvo žudikas, kuo aš asmeniškai tikiu. Labai pavojinga čia likti šioje užšalusioje dykynėje bet kokiu atveju, nes čia taip šalta. O, ir mes gavome signalą. Taip, bet leiskite man pabaigti. Čia taip šalta, o dabar temperatūra yra -35 laipsniai žemiau nulio. Parašykite, koks oras jūsų šalyje ir iš kur žiūrite šį vaizdo įrašą. Duokite man žinoti. Taip, aš jau nebejaučiu savo pirštų. Taip, čia labai šalta. Palauk, matau ten kažką juodo. Galbūt tai mūsų užuomina, o gal tai kažkas keisto? Bet kokiu atveju, su kirtikliu galime tai išsiaiškinti. Tad būkime labai atsargus, kad nesulaužytume mūsų užuominos, nes tai gali būti įkalčiai. Visą laiką, kol mes čia esame, jaučiu, kad kažkas mus stebi. Aš jaučiu tą patį, taip. Nes mes esame labai šiurpiame miške. Tavo draugai dingo, o vietiniai gyventojai taip pat dingo. Jie tiesiog pradingo ir apie juos nėra jokios informacijos. Ir tik šie dalykai, kuriuos galime rasti po ledu, gali mums duoti užuominą, kaip visa tai susiję. O, štai ir vanduo. Palauk, ką? Maniau, kad ieškome kažko juodo. Ten tikrai yra kažkas raudono. Kažkas raudono, kas atrodo kaip kaulas. Tai šiek tiek keista, bet vis tiek tęskime. Oi, kažką užkliudžiau. Tai tikrai kaulas. Ar kažkas panašaus? Kažkas kraujo raudonumo. Tai pirštas. Nagi, pažiūrėk. Pirštas? Taip, tikrai. Užšalęs pirštas. O dieve, kaip baisu. Nežinau, gal tai ne pirštas? Nežinau, tiesiog gal atrodo kaip pirštas ar kažkas panašaus. Ar manai, kad šis klounas žudikas nukirto mano draugo pirštą? Nežinau, bet čia yra radijas. Tai yra mažas nešiojamas radijas. Tai yra klubo radijas. Taigi, jūs savo klube naudojate tokius dalykus? Taip, mes su tuo bendraudavome. Ar galime kažkaip panaudoti tai, kad suprastume, kas čia įvyko? Nes aš nežinau, kas yra po ledu. Jis prisimena paskutinį skambutį. Taigi, įjunkite tą daiktą ir paleiskime paskutinį įrašą. Ei, vaikinai, kur jūs? Man atrodo, pasiklydau. Jis pasiklydo. Nežinau, žmogau, mes čia pasiklydome. Čia aplink nejauku. Oi, tai klounas. Kliūnas? O dieve. O dieve, kažkas blogo nutiko būtent toje vietoje. Ir galbūt tas dalykas, kurį matome ten po ledu, kažkaip susijęs su šio radijo savininku. Jis buvo susijęs, bet nebe. Dabar žinome, kad tas prakeiktas padaras tikrai medžiojo vaikus. Nežinau, bet tai klounas. Ar tai pabaisa? Ar tai paslaptinga būtybė? O gal tai tiesiog kažkoks žudikas? Ar tipiškas maniakas persirengęs klounu? Slav laukia taip šalta. Aš jau nebejaučiu savo pirštų. Kokia tavo problema? Tiesiog padaryk taip ir geriau nerėk, nes ši vieta galbūt vis dar slepia kažką paslaptingo. Ir galbūt, kaip jau sakėme anksčiau, čia vis dar gali būti maniakas, kuris mus stebi. Todėl prašau, būk tylus, Aleksai. Bet kokiu atveju turime tęsti savo tyrimą, kad suprastume, ar tai viskas tiesa, ar tai tik kažkokios išgalvotos istorijos.
Nežinau. Taigi, taip, ši vieta atrodo šiurpi ir keista. Tiesiog pažiūrėk į tą mišką. Ir noriu priminti, kad kažkur tiesiai po mumis yra grynas ledas. Gerai, gavome signalą. Svarbiausias dalykas, kai atliekate tyrimą, jei esate detektyvas kaip aš, yra surasti vieną svarbų dalyką – nužudymo ginklą. Jei galite rasti ginklą, galite atkurti visą istoriją. Taigi pažiūrėkime. Taip. Štai, sulaužytas ledas. Tai galbūt muštynių ženklas. Taip, mes galime kažką matyti būtent ten. Bet aš nesuprantu, kas tai yra. Kažkas didelio, tarsi raudonos spalvos čia. Tai keista. Ir kažkas juodo yra netoliese. Taigi yra du dalykai. Tikrai yra du dalykai. Pabandykime pralaužti ledą, kad užbaigtume tyrimą. Taip, vanduo išteka. Gerai. Taip, puiku. Taip, turime pašalinti šį ledą, kad suprastume, kaip viskas susiję. O dieve, vykinai, pažiūrėkite. Ten kažkas yra. Tai kaip rankena, su raudonomis kruvinomis dėmėmis. O dieve. Kas tai yra? Tai pjūklas, bet nepaprastas. Pažiūrėk į formą. Ji tokia kitokia ir tokia keista. Gal tai tiesiog įrankis iš kaimo. Kaimiečių rankis. Bet pažiūrėk, jūs toks surudėjęs ir toks keistas. Ar prisimeni, kad anksčiau tau pasakojau apie žudiko ginklą? Jei jį turėtume, galėtume suprasti visą vaizdą. Gerai, pažiūrėkime, ką dar jis čia turi. Antras dalykas yra apie... Tuoj bus. O dieve, tai tikrai kraujo dėmės. Ir tai juk ne tik įrankis, tiesa? Tai tikrai atrodo kaip žudiko ginklas. Kaip ir sakiau, toje vietoje nėra nieko paslaptingo. Tai tikra nusikaltimo vieta. Tai žudikas, o ne pabaisa. Galbūt jis naudoja šią pjūklą tam daiktui nupjauti, ne kaip pabaisa, kaip tu man anksčiau sakėjai. Tai tiesiog beprotiška žmogžudystė, kurioje panaudotas tipiškas žudiko ginklas. Tiesa? Nesu visiškai tikras. Ši mačetė neatrodo kaip žudiko ginklas. Mano draugas turėjo lygiai tokią pačią. Taigi, galbūt tai pabaisos planas. Tai nori pasakyti, kad tavo draugas naudojo tą mačetę kovai su pabaisa? Ne žudikas naudojo tą ginklą. Visas klubas medžiojo pabaisą, kad ją nužudytų. Tai šiek tiek keista, bet kaip dėl pjūklo tokiu atveju? Galbūt mano draugai norėjo padaryti spąstus pabaisą iš medžio, kad tai įrodytų. Pažiūrėk, čia nėra kraujo dėmių. Taigi gal tavo versija gali būti teisinga, bet vis tiek aš netikiu pabaisomis. Aš vis dar netikiu padarais, nes esu čia tirti žudiką ir žmonių dingimą. Bet kokiu atveju turime tęsti tyrimą, nes vis dar yra daug paslaptingų klausimų, mano draugai. Taigi, kas yra tie paslaptingi dalykai, kurie vyksta Deryje? Ar šis piktas klounas monstras egzistuoja, ar tai tiesiog kvailas žudikas maniakas, apsimetantis monstru? Ką jūs manote? Parašykite komentaruose. Jei žinote visą istoriją, prašau praneškite man ir pažymėsiu jūs širdute. Taigi, judam toliau. Taigi, turime toliau ieškoti ledo radinių, nes ši vieta darosi vis baisesnė, vaikinai. Čia gavome silpną signalą. Labai stiprus signalas, kažkur netoliese. Gerai. Pažiūrėkime. Kas ten yra? Keista, bet matau kažką panašaus į kvadratą. Tad paimkime kirtiklį, sulaužykime ledą ir pažiūrėkime, kas ten paslėpta. Stengiuosi būti kuo tikslesnis. Bandau labai atsargiai išimti tą daiktą, nes tai gali būti labai svarbi užuomina mūsų tyrimui. Per ledą matosi aiškiau, bet vis tiek nesuprantu, kas tai yra. Vaikinai, jei turite kokių nors idėjų ar pasiūlymų, drąsiai rašykite juos dabar. Oho, vaikinai, tai iPhone!
iPhone? Tas mėlynas. Taip, iPhone. O dieve, tai beprotiška. Mano draugas turi lygiai tokį patį iPhone'ą. Ne, šitas iPhone bus mano. Tai mano radinys. Ką? Taip, žinoma, aš jį pasiliksiu. O, tai neįtikėtina. Tikrasis iPhone, koks jis blizgus. Iš tikrųjų, man labai patinka iPhone. O tau, kas labiau patinka, Android ar iPhone? Kokia tavo nuomonė? Parašyk man. Bet pažiūrėk, koks jis prašmatnus. Galbūt jame kažkas yra, kokie nors vaizdo įrašai, kokie nors įrašai. Gerai, pabandykime jį įjungti. Bet jeigu jis bus tuščias, aš pasiliksiu iPhone'ą. Gerai? Žiūrėk, jis įsijungia. Pažiūrėkime nuotraukas. Baterija beveik išsikrovė, tad paskubėkime. Paskutinė nuotrauka atrodo štai taip. Kas čia per figūra? Štai ji. Pažiūrėkime kitą nuotrauką. Oho, tai neatrodo kaip žmogus. Tai atrodo kaip klounas, bet su labai aštriais ir dideliais dantimis. O dieve, tai tikrai galėtų būti tavo draugo iPhone. Jis padarė šias nuotraukas prieš įvykstant kažkam blogam. Pažiūrėkime kitą nuotrauką. O dieve, tai tikslus momentas prieš ataką. Tai taip šiurpu. Ši būtybė atrodo labai keistai. Pažiūrėkime. Ne, oi, ne. Baterija išsikrovė. O ne. Laukia labai šalta, todėl tai jau nebeveiks. Gal mano draugas tiesiog prarado vieną pirštą ir vis dar gyvas. Tęskime savo tyrimą ir galėsime rasti daugiau užuominų. Nenuleiskime rankų. Galime pabandyti jį įkrauti. Ir gražinti telefoną mano draugui. Gerai? Galbūt. Taigi ši istorija man atrodo vis įtartinesnė. Taip, dar vienas dalykas. Iš čia sklinda dar vienas signalas. Patikrinkime. O, kažką matau. Kažkas nėra labai giliai. Matau kažką auksinio arba oranžinio, kas šviečia viduryje. Vanduo. Vanduo tampa aiškiau matomas. Keista. Išbėga daugiau vandens, todėl galime bandyti pralaužti ledą. O dieve, kas čia per daiktas? Atrodo kaip ritualinis durklas. Ką? Kaip tu tai pavadinai? Ženklai. Pažiūrėk į ženklus spalvoje. Jie atrodo šiek tiek keistai, bet paaiškink, ką tai reiškia? Šitas daiktas gali būti stebuklingas. Kam skirtas šitas daiktas? Draugai iš klubo sukūrė šį ypatingą ginklą, kad nužudytų padarą. Taigi, tai yra ginklas prieš paslaptingą klouną monstrą. Jei tai bijai šitų baisių ir paslaptingų dalykų, pasilik jį, gerai? Bet asmeniškai aš netikiu tuo dalyku. Turime tęsti tyrimą. Tai atrodo tiesiog kaip akmuo ar kažkas panašaus. Kodėl tas daiktas švyti ir dreba mano rankoje? Manau, kad galiu tai pajusti. Au! Kokia tavo problema? Kas čia per velnes? Aš čia drebėjau kaip koks kvailas šuo ar kažkas panašaus. Nežinau, tiesiog akimirkai pajutau kažką keisto turbūt. Imk šitą daiktą ir eikime. Turime tęsti tyrimą. Mano galva, tu mane taip stipriai sumušiai. Aleksai, rūpinkis savo kvailu šviečiančių akmenių ir savo galvą, gerai? Taip. Šitas daiktas skleidžia kažkokį garsą. Taip. O, čia gauna signalą. Priartink. Oho. Kuo arčiau prieini, tuo garsiau girdisi. O dieve, kaip baisu. Iš kur sklinda signalas? Palauk, ką? Kas tai buvo? O dieve, negali būti. Tai klouno galva su labai aštriais dantimis. O dieve. Taigi, taip, šie dalykai kažkaip yra susiję. Slavas! Ar tau viskas gerai? Gerai, taip. Tiesiog pažiūrėkite, vaikinai. O dieve. Tai tikras pabaisa klounas. Jis tiesiai po ledu. Ir pažiūrėkite, koks jis baisus atrodo. Tai tikrai kaip Pennywise klounas realiame gyvenime po ledu. Tai tiesiog neįtikėtina. Ir dabar visa istorija atrodo tikra. Bet kas tai per daiktas? Kaip tu pavadinai? Durklas? Galbūt šis magiškas daiktas buvo naudojamas kovoti su pabaisa. Turime pralaužti ledą ir pažiūrėti, kas ten yra. Darykime tai.
Vanduo įteka ir dabar galime aiškiau matyti klouno Pennywise'o paveikslą. Ir jis tapo dar baisesnis, vaikinai. Jo akis tarsi žiūri tiesiai į mano sielą. O Dieve. Bet tenskime toliau. Tiesos akimirka, vaikinai. Baisiausia tiesos akimirka. Kas bus toliau? Oi, būk atsargus su burna. Su burna, žinoma. Oho, šie ledo gabaliukai tokie švarūs. O Dieve, jo akys, jo burna tokia šiurpi, atrodo taip keistai. O Dieve. Oho. Atrodo, tavo draugai jį nugalėjo. Panašu, kad jie naudojo šį ginklą. Jie kovojo prieš klouną, o dabar čia liko tik Pennywise liekanos. Na taip, Pennywise'as dabar miręs. Bet tai gali būti ne pabaiga. Klounas gali sugrįžti. Turime tęsti savo tyrimą. Vaikinai, bet kokiu atveju, jei šis vaizdo įrašas surinks daug peržiūrų, prenumeruokite ir mes tęsime savo tyrimą. Galbūt rasime daugiau šiurpių užuominų apie šį kvailą klouną arba apie kitus pabaisas. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Bet kol kas... Hei, Aleksai! O. Nustok taip daryti, gerai? Būk atsargus su to magišku durklu, gerai? Taigi, vaikinai, manau, turime palikti šią vietą, nes tas jausmas, tas keistas jausmas, kad kažkas mus stebi arba kažkas yra netoliese, mūsų nepalieka. Mano vardas yra Slavas, čia yra Aleksas. Ačiū, kad žiūrėjote. Greitai pasimatysime. Nepamirškite prenumeruoti. Einam, Aleksai. Eime! Na, su šiurpiomis akimis, galbūt burna, kad ji būtų atvira iš toli. Va tai po velnių. Ir viskas vertikaliu formatu. Tarsi būtų nufotografuota iPhone.